Sveiki. Na, o dabar dar trumpai apžvelkime edit funkcijas, kuriomis mes nepasinaudojame. Spaudžiame mygtuką edit. Matote, daug funkcijų yra tų, kurias žinome. Jau tikrai išsiaiškinome, cutout funkcija, kaip mes ją galime panaudoti tiek nuimant ekraną, pakeičiant kitu, panaikinant žalią spalvą. Taip. Dabar yra dar tokie dalykai kaip basic. Tai yra tai, kaip mūsų video atrodys erdvėje. Galima per scale, priartinti, tolinti, rotate mes galima suktelėti vienaip, kitaip. O position, tai yra video visos pasisukimas, matot, keliauja į dešinę, keliauja į viršų, į apačią. Na, mes taip ir dabar palikime, pasižiūrim, ką dar turim. Turime filtrus. Tai daug, aš žinoma, pro variantų, bet tarkim yra Moody Fall. Jeigu paspaudžiame, pasikeičia visa mūsų video spalvų gama. Jau yra čia daug įvairiausių. Florida. Štai čia galima pasirinkti scenery, tarkim. Na, ir aš norėčiau čia, kad tiktų, tarkim, amber. Toks mėlynumo daugiau. Tai čia ir galite atsirinkti, kas labiausiai tiktų jūsų video. Jeigu norite, kad jūsų pasirinktas filtras būtų naudojamas visiems įdėtiem video gabaliukam, spaudžiate Apply to All. Taip, mes dabar pasižiūrim. Šitam pridėtas ir buvau pridėjus kitą video. Tai su šitą merginą irgi čia jau turėjo pasikeisti. Toliau yra mygtukas Adjust. Tai čia, žinoma, galima šviesumą didintis. Taip, šviesumas, kontrastas, daugiau spalvų. Saturation. Funkcijų yra įvairiausių. Čia jeigu matote, kad ten, kur filmavote, reikia kažką pašviesinti, patamsinti, ar dar kažką padaryti, kad jūsų video kokybė ir vaizdas būtų gražesnis, tai galite čia irgi tą nustatyti. Jeigu filmavote vienoje vietoje, pradžioje iškarpėte, tai vien yra mygtukas Apply to All, galite pritaikyti visiems. Dar yra mygtukas Video Quality, kur visa kokybė. Tai yra visokius garsus nereikalingus pašalinti. Ar tokius flickers vadinamus, nežinau, trūkinėjimus labai. Deja, tai šiuo metu yra pro versijoje, bet jeigu tikrai daug dirbsite, matysite, kad jums šitos funkcijos yra reikalingos, galbūt ateityje turėsite ir šią versiją. O dabar tiesiog grįžkime atgal. Mes tiesiog ir grąžinkime, ką mes čia darėm. Taip, ir dar turime mygtuką Retouch. Irgi labai įdomus, kad tai yra tiek veidą, tiek kūną. Ir matote, čia duoda jau šiek tiek versijų ir nebūtinai pro. Mes tiesiog pasiieškokime dar kokį video, kuris būtų su žmogaus veidu iš arčiau, kad mes galėtume matyti. Dabar galvoju, ar labai iš arti bus. Na gerai, tarkim, pabandom įdėsim šitą video, daug žmonių yra. Ir ką mums jisai duos. Pats video dabar parodau yra. Šitą dalelę. Aha, žaidžia kompanija su pica tam tikrus video žaidimus. Taigi paspaudžiame ant tos dalelės, kurią norime tvarkyti. Spaudžiame Retouch, pažiūrime ties veidu, mums iškart nustatė vieno vaikino veidą. Ir ką mes čia norim padaryti, jeigu mes norėtume skin color. Ir tik tai pro versijos. Ok, ką dar tada duoda? Smooth. Bet sako, tada visiems veidam, kuriuos nustatys, bus pritaikoma. Čia toks veido lygina, matot, pradžioje tarsi yra tų raukšlelių, o čia toksai labai pieštas atrodo. Šviesumas. Irgi duoda šiek tiek. Baltų dantų mes nepatikslinsim, čia tų dantų nesimato.
Bet esmė duoda pasirinkti. Dabar yra, netgi mes galima veido formą keisti. Matot, jinai tokia, mažėja. Didėja veidas. Tai reiškia, net pačiame savo video mes galime pakeisti tam tikrus dalykus. Gerai, nosis visiems aiškus dalykas. O ją, matot, mažinu. Kiekvienoje vietoje galima kažkiek pakeisti. Makiažai net. Pats kūnas gali būti, mes galime ten kojas plonti, storinti. Galime tiek su veidu pasižaisti. Taip. Visus padarome tokius labai nuglotnintus, taip. Ir matote, atgal atrodo taip, jeigu mes panaikiname. Jau dabar su raukšlėm įvairiausiam yra, nes tai jau šiek tiek vyresnė kompanija, nebe vaikai. Tai tiesiog žinokite, kad yra tokių funkcijų. Svarbu nepasirinkite pro. Toliau turime dar tokią funkciją, kur vadinasi Mask. Matote, yra pavaizduota, kuri dalis bus video dalelė maskuojama. Jeigu mes paspausime split, tai va, pusė nesimatys jos. Toks variantas. Mes tiesiog nerodom. Tarsi apkirpimas va šitoje vietoje. Mes dar čia galime rutuliukas, ne? Mes išsididinam vienaip, kitaip. Čia netgi kiek matosi tos dalelės. Tai va. Tai yra naudinga tada, kai mes norime dalį rodyti, dalį maskuoti. Čia vėl gal žaisti uždedant kažkam tikras vietas. Tai net pasižiūrėkite. Vėl. Taip, jeigu didinam, čia spalva. Širdelės formos kažkas matosi. Bet mes tarp kitko nusinešti galime. Norime atrodyti šitą merginą. O gal norime žvaigždutę, ne? Ir reikia didesnės žvaigždutės. Pasižiūrim. Norėsim rodyti šitą merginą. Ok, pasižiūrim, kas dar čia vyksta. Ir jeigu mes dabar šitą norime paversti antruoju sluoksniu overlay, spaudžiame overlay, jinai atsidūrė į antrą vietą. Ir jeigu norėtume, kad jinai atsidurtų šitos merginos video dalelėje, nusinešame. Pasižiūrim, nusinešam. Ir dabar žiūrėkit, kadangi čia padarėm kitą dalyką, pamaskavom, tai čia dar tas vaikinas eina ir tada atsidūrė. Matot? Tarsi sluoksnis, bet kitokia forma. Kad ir tokiu būdu galite iškirpti vieną video dalį pagal tą mask ir atsinešti čia. Dar kartą pabandome, ne? Dabar su šitu vaikinu, ant šito paspaudžiam, kad įsitikinti, kad pažymėjame. Tada spaudžiame mask. Ir mums reikia, norim pasimti tik į patį, ne? Pažiūrim, mums reiktų formos kokios čia. Stačios tokios. Nelabai yra. Bandykim pasižiūrėti. Na, jeigu šitą. Bet iš šonos neduoda. Taip. Tai išmokom tą formą, kuri mums labiausiai tiktų. Bandom rutuliuką. Nes jį mes į viršų išnešim. Taip. Riedlentę iš šonus dar patempiame. Bandome šitą dalį tiesiog išsiimti. Dabar pasižiūrim, kaip atrodo visa mūsų dalis. Visai neblogai. Ir jeigu mes ir šitą dalį norime uždėti ant prieš tai buvusios video dalies, tarsi overlay, tai yra tą antrinį sluoksnį. Tai paspaudžiam overlay, jis mums jau atsiduria trečioje vietoje. Tai įrodom, dabar ana mergina pasislinko. Tai tą video mes irgi čia galime atsinešti. Viską galime nešioti. Šitą turim tokią juodą dalį, bet nieko. Dabar matot, jie yra ir atrodo tokie vienas per kitą susidėję. Dabar pasižiūrim, ar mes galim šitą vaikiną nusinešti. Galime, matot, susimažinti. Irgi galėsim su 2 pirštais. Kad jisai čia eina šitą merginą, mes irgi norim tą žvaigždutę, bet kad būtų mažesnė. Štai čia.
Ir dabar žiūrėkit, paleisiu video, kuriame yra viskas. Ir štai tuo pat metu mes matom, viena mergina žaidžia su VR akiniais, kita mergina čia ir dar vaikinas buvo. Kadangi mūsų visi video baigėsi skirtingai, norime, kad baigtųsi vienu metu, tai dabar pasinaudokime jau mūsų išmoktom funkcijom karpimo. Aha, matote, dabar čia nesimatys. Turime vėl, kad matytųsi visi gabaliukai. Tad matytųsi, mes spaudžiam overlay, tas išskleis visus. Taip. Norim, kad baigtųsi, tarkim, kaip ir to vaikino video. Tai pradžioje mes baltą brūkšnelį nuneškime ties tą vietą, kurią norime nukirpti. Pasižymime video, tarkim, kad mes šitą dalelę su mergina šitą, kuri žaidė ir kuriuo be akinių kirpsim. Tada spaudžiam split. Matome, mums pasižymėję galiukas likęs, spaudžiame delete. Aha, nusikirpo per daug, norėjom biškį ilgiau. Vėsvėlį pasižymim ir spaudžiame ties baltų, štai mes galime truputį patempti, pasižiūrim, lygiai. Ir dabar mūsų pagrindinį video mes irgi norim nukirpti. Nuvažiuojame su baltų brūkšniuku kitos vietos, jį pažymime, spaudžiame split, delete. Taip, baigėsi tuo pat metu. Nu, čia tą pradžią, tarkim, palikime, čia taip skirtingai prasideda, bet pasižiūrim, kaip pats video atrodo. Matom, kažkas vyksta. Na va, ir baigėsi. Tai va tiek tų funkcijų, kurias dar jums norėjau parodyti.